Daugiau jūsų pasirodė šiandien? Manau, kad jau prisijungė visi ten. Prisijungė. Supratau. Tai gerai, tai šiandien dar pratęsim dėl tos grafinės sąsajos, o po to eisim jau link Spring frameworko pačio ir kaip ten viskas atrodo. Tai, kaip sako, to laiko daug nebuvo, tai aš bandžiau sukurtą mini tokį API, daugiau gal failą internete, jeigu teoriškai, ne kiek API, kad jūsų toj grafiniai sąsajai kažkokius duomenis turėti. Kadangi aš čia vasarą užsiiminėjau tokiu savo projektu, kūriau muziejų Vilniaus kolegijos elektronikos prietaisus, bandžiau perkelti į Game Engine pradžią Unreal 4, po to į webą tiesiog perkeliau ir duomenys visi liko. Tai tiesiog susikūriau tokį mini web servisą, dabar tik tai paskaitai šiai mūsų. Jisai nėra išbaigtas, ten pirmas 14 objektų teoriškai yra tik užpildyto. Likusi liko tiesiog iš webinio projekto, ten iš masyvo perkeliau į API internete. Kaip tos API susikurti lengvai, neturint net programavimo kalbos, yra, nežinau, bent jau man pats paprasčiausias būdas Firebase platforma. Kaip į ją patekti, tai jūs visų pirma turėtume turėti Gmail paskyrą. Jeigu turi Gmail paskyrą, jums bereikia nueiti console firebase.google.com. Firebase iš esmės yra Google Cloudas arba Google debesis. Ir teoriškai jūs galite čia kurti projektus. Kai kūrėt savo projektą naują, jūs kūrėt savo Google debesį, bet Firebase'as grinai pritaikytas yra kaip platforma skirta mobilusis backendas kaip servisas, kaip paslauga. Tai mobiliom aplikacijom skirtas įrankis ar platforma. Tai daug greičiau galite sukurti mobilų appsą naudojant tik Firebase platformą ir galite prijungti ne tik tais Androidinį appsą kuriant, galit iOS'ui kuriant naudoti Firebase'ą, galite sukurti, kad ir su Java admino kažkokią panelę, galima webiniam projektui naudoti tą pačią Firebase platformą ir tiesiog galima bet kur iš tikrųjų jį panaudoti. Tai tiesiog toks backendas ir iškart gaunat visas opcijas. Tai jeigu turime ar ne tą projektą, buvo mano ten muziejus, dabar nežinau kaip dar pavadinti, custom API, pavyzdžiui, noriu sukurti savo kažkokį web servisą, arba gal pavadinam web servisas. Web servisas. Continue. Čia sutinkam su viskuo, kas siūlo. Jeigu reikia, nurodam tos analytics įrankius panašiai. Tai pačioj konsoliai firebase.google.com sukūrus projektą, jūs gaunat daug papildomų funkcijų. Viskas yra, kaip sakant, apmokestinta, bet yra tam tikras nemokamas duomenų kiekis duodamas visiems projektams. Tai ką jūs gaunat čia, iš tikrųjų gaunat daug visko. Jeigu norite turėti autentifikaciją, čia jeigu dažniausiai turbūt su mobiliom aplikacijom paprasčiausia, gali turėti autentifikacijos kaip paslaugą, kurios valdyti jums nereikia. Jūs galite turėti savo prisijungimo būdus, metodus. Pavyzdžiui, Facebook'o norit, e-mailą, phone, Google, Microsoft ir taip toliau. Aišku, kiekvienam iš jų reikia papildomai tam tikros informacijos pateikti. Tai jeigu Microsoft'o norėtumėt su kolegijos prisijungimas jungtis, jums reikėtų eiti į Azure, į Microsoft Azure portalą ir ten sukurti aplikaciją, tada gauti jo ID ir secret ir tuo atveju galėtume turėti tą prisijungimą Microsoft. Ten Google, pavyzdžiui, reikia
Tikrųjų, jeigu Android appsą kuriant, nieko nereikia, tik reikia emailą turėti. Kitu atveju reikia gauti ID client ir secret. Tai va, tai yra daug tų providerių, kuriuos po to galim pridėti. Tai čia tiesiog galima ir userius vietoj matyti viską, kai turime tą metodą. Firebase daugiau reikėtų žiūrėti iš tos pusės, kaip iš ne Java aplikacijų, bet daugiau Androidiniam appsam, webiniam appsam, iOS appsam ir Unity buvo liktis ten, mačiau, dar prijungtas prie šito. Tai Game Engine'as Unity. Tai va, bet tas paslaugas kitas galima per settings vietą surasti visą informaciją, kurią iš tikrųjų, prie kurios galėtume prisijungti naudojant ne tik tais projektą iOS, Android, Web ar Unity, galėtumėt naudoti ir Service Accounts kaip administratorius naudojant Firebase Admin SDK. Tai teoriškai galima ir Java kalboj pasidaryti, prisijungiant prie šitų paslaugų kaip administratoriai. Tiesiog susikurti savo programą naudojant Firebase Admin SDK. Va. Tai čia siūlo sukurti Create Service Account ir tada jūs galite matyti, kur galiu aš naudoti. Node.js, Java, teoriškai galite prisijungti su domenim ir valdyti visas paslaugas. Va. Tai čia būtų galima taip. Tada yra daugiau paslaugų kaip Cloud Firestore, realaus laiko duombazė, cloudinė duombazė, galit sukurti ir naudoti. Tiek Java, tiek ir kitur. Realtime buvo senesnė duombazė, tai aš šitą duomenų bazę naudojau kaip web servisą. Teoriškai galima paleisti test mode. Čia rašo 30 dienų galios, nes yra rulesai nustatyti. Ir dabar turime tuščią duombazę. Tai čia iš tikrųjų galima rules perstatyti taip, kad nebūtų data, tiesiog skaityti true visą laiką, nekreipiant į datą. Ir tada write, pavyzdžiui, false, kad nieks rašyti negalėtų duombazę. Na, aišku, jeigu jums reikia rašyti, jūs darysite rašyti. Kadangi tikslas yra sukurti savo API, tai aš besinaudojant Firestore platformą iš esmės galiu sukurti savo API. Kaip tai padaryti? Kai turiu realaus laiko duombazę, jinai yra senesnė, jinai saugo JSON formato failą. Duomenų bazė kaip JSON arba JavaScript Object Notation, tai yra JavaScript objektas. Java kalboje yra objektas vienaip aprašomas, o JavaScript tai yra key ir value. Tai kaip JSON'as atrodo, JSON examples, ar ne, pavyzdžiui. Arba JSON placeholder, labai geras šitas bus. Tai čia yra jau API'as, kuris duoda šiaip duomenis kažkokius. Tai JSON objektas atrodo taip, kad turime daug įrašų labai. Tai va, turime skliaustelius. Tie skliausteliai reiškia kaip objektą JavaScript kalboje webe. Album ID kabutės yra key, raktas, o čia yra reikšmė value. Tai JavaScript objektai teoriškai saugomi yra kaip JSON formatu arba JavaScript Object Notation. Tai reiškia, kad turime šitą key ir value. Tai raktas gali būti bet koks, dažniausiai kaip string pavadinimas, o reikšmė bus jo atitinkami, ką jūs ten nori talpinti. Tipo nėra jokio, ne? Nėra griežtai nurodyta pas mus, kad čia būtinai tik tais intas ir taip toliau, tai gali būti bet koks duomuo, tekstas. Tai va, tai didžioji dalis programų naudoja šitą formatą ar kažkokį kitą, XML galima naudoti ar net ten. Dabar yra ir YAML, ilgoji AML formatas, tai tiesiog tekstas užrašytas tam tikrų formatu,
kuris teoriškai atitinka kažkokį objektą. Ir tas kažkoks objektas gali būti nuskaitomas bet kurios programavimo kalbos. Tai tikslas yra, kad jūs galėtumėt išsaugot kažkokiu patogiu formatu, kurį po to galėtumėt siūsti internetu arba kažkas, kuris naudosis duomenimis, galėtų savo programoje kuriamoje atvaizduoti ir panašiai. Tai tiesiog čia yra tekstas, kuris yra tam tikrų formatų užrašytas. Tų formatų galite sugalvoti net ir patys jūs. Jeigu jūs turit patogesnį, jūs galite objektą saugot kaip vieną eilutę ir vienoje eilutėje turėti savo kažkokį formatą. Tai bus jūsų asmeninis formatas. Kodėl yra JSON? Todėl, kad webas pagrinde veikia su JavaScript'u. Ir tiesiog taip gavosi, kad JavaScript'as užėmė didelę vietą webe ir automatiškai perkelia visą savo tą objektų siuntinėjimą kaip JavaScript'ą, kad būtų patogiau ir su JavaScript'u valdyti tuos duomenis. Ir tuo pačiu tai formatas labai patogus, dirbant su webu, nuskaityti tuos duomenis. Tai va, tai Java kalba JSON neatpažįsta, nes Java turi savo objektą, savo objekto aprašymą. Tai Java iš esmės yra pagrinde gal du būdai. Tas vadinamas duomenų serializacija, kai jūs išsaugot Java objektus faile, tai irgi jau Java serializuojant išsaugo savo objektus kaip tam tikrą formatą, kažkokį failą ir ten po to jį galima siūsti kitur irgi suprastų nuskaitytų, jeigu deserializuotų arba nuskaitytų. Tai čia būdas, jeigu failę saugot. Jeigu jūs ar neskaitot duomenis iš kažkur, norite konvertuoti Java objektą šitą, reikia konverterio. Tai Google, aišku, sukūrė tą konverterį. Sukūrė XML konvertavimą arba JSON konvertavimą į mūsų Java kalbą. Arba, ne tik Java, bet kadangi mes turime kursą Java kalba, tai mes konvertuoti galime į Java kalbą. Tai dabar jeigu turime tokią situaciją, reikia konverterio, tai kur surasti iš esmės visas bibliotekas. Tai jeigu naudojat build toolsus vadinamus arba Gradle Maven projektų kūrimo ir valdymo sistemas, tai jūs iš esmės gaunate su Gradle gaunat build scriptą, kažkokį. Tai tame build scriptą net matom NetBeans'as perimtas Apache organizacijos tapo ir jau nebe Oracle, bet Apache kompanijos. Kaip čia dabar prizoomint? Ctrl Alt. Alt plus nėra pliuso. Alt Shift gal. Alt ir Scroll. Tai turime tą patį dependency, iš esmės, kokį aplinkoje benaudosit Gradle, tai jisai bus tas pats. Tai Gradle galit pridėti dependencijas, nuorodas, kurios leistų jums naudotis tam tikrom bibliotekom, funkcijom ir panašiai. Tai toks yra centralizuota būstinė, kur yra pagrindinės bibliotekos. Google turi G-Center ir yra Maven Repository. Maven Repository yra atskira svetainė, kur galima surasti krūvą artefaktų arba bibliotekų 18 milijonų. Čia yra populiariausios kategorijos, iš kokios yra naudojamas. Tai čia iš tikrųjų galit paieškoti, jeigu taip kažkur reikia surasti. Kitur galite iš rekomendacijų arba tiesiog iš užduoties, iš reikalavimų ir panašiai būti priversti naudoti tam tikras bibliotekas ir tą pavadinimą jūs gaunat. Nebus taip, kad jūs tą 18 milijonų bibliotekų žinosit. Jūs visą laiką turėsit ieškoti arba jums bus pasakyta, ką naudoti. Tai jeigu darbas su duomenų bazė, aišku, jūs ieškosit ar ne duomenų bazė ten MySQL,
pavyzdžiui, ar Microsoft SQL ar ne, jeigu būtų ir panašiai. Dabar mūsų tikslas yra konvertuoti į JSON. Tai Google sukūrė JSON vietoj JSON, GSON. Tai va, GSON galima ieškoti. Matom, yra 13 000 panaudoję. Nainam JSON ir Google produktas yra įvairiausias versijos. Versijas, aišku, dažniausiai naujausia nereiškia, kad geriausia. Tai čia irgi reikia žiūrėti pagal metus, aišku, jeigu ten 11 metų, tai bus jau sena. Jeigu 18, nu dar, kaip sakoma. Tai reikėtų žiūrėti pagal usages, jeigu yra daugiau naudojimų, reiškia daugiau bugų yra žinomų, arba, aišku, naujesnė versija gali būti užtaisytų, bet gali būti ir naujų bugų arba problemų. Tai čia jau jūs teisė rinktis. Ir šiaip paėmam naujausią, ar ne, pavyzdžiui. Paspaudus čia jūs gaunat krūvą nuorodų. Kiekvienas iš šitų, Maven, Gradle, tai yra 2 populiariausi. Tada yra kitas build toolsai. SBT, Eevee, Grey, Planning and Builder. Iš tikrųjų visas galima naudoti, teoriškai siūsit iš to pačio serverio. Jeigu turit Gradle, jūs tiesiog nukopijuojat šitą nuorodą ir į mūsų build Gradle tuoj surasim. Alt 1. Turime kairiai pusė build Gradle. Kai kuriat Gradle skriptą, gaunat build Gradle. Ir čia yra dependency grafą. Čia ištrinčiau, nieko nėra pradžiai dependencies, dažniausiai vienas būtų. Tai dependencies dalį jūs įdeda tiesiog tą biblioteką, kurios norite. Tada, kai įdedat šitą biblioteką, jums Gradle turėtų pats suveikti, jeigu nustatėt, kad automatiškai atnaujintų. Dabar galvoju, ir čia yra tas JSON. Va. Jeigu external libraries nesiranda biblioteka, kurios norite, vadinasi, jūsų Gradle skriptas nebuvo įvykdytas. Kaip įvykdyti galite per 10 mygtuko, nelabai matos, galima eiti View, Tool Windows ir surasti Gradle. Ar yra čia Gradle? Va, Gradle. Ir čia yra Reload All Gradle Projects. Tai čia yra įrankis, kuris automatiškai jūsų ieško visų modulių projektų, nes gali turėti kelis projektus vienam ID atidarytus vienu metu. Tai tiesiog refreshina viską ir jeigu būtų naujas dependencies, jie atsiųstų. Dažniausiai turėtų jums rodyti čia atnaujinti, ikonėlės mesti ir panašiai. Tai jeigu biblioteka egzistuoja čia, tai reiškia, jūs galite naudotis jau visom klasėm, kur čia yra prašytas. Tos klasės galim pažiūrėti, iš tikrųjų yra su Java parašyta kalba. Tai va, čia matom, tai yra biblioteka. Tada mes iš seniau turėjom čia langą, kuris, čia galima ką čia palikti, Java til, nieko čia nereikia. Reikia. Tiek to, paliekam. Tai va, tai turim tuščią tą Java Fix aplikaciją. Turim prijungtą biblioteką, kuri konvertuoja duomenų srautą esantį JSON formatu į mūsų Java kodą, Java formatą. Tai kaip susikurta API, ne? Tai čia buvo šitas API, pavyzdžiui, kuris jau sukurtas. Tai teoriškai aš tą patį API galiu nukopijuoti. Net nenukopijuoti, gal daugiau išsaugoti. Nu gerai, kopijuojam, tada matau, saugot neleidžia. Nukopijuojam ir tada įmetam į kažkokį failą. V, kontroliuoja. New text 8, ar ne? Save. Būtų gerai, kad pavadintumėt ar ne JSON plėtiniu ir panašiai, bet dabar aš turiu text failą.
Tada einu į Firebase, turiu Real-Time Database pasirinkęs, aktyvuotą ir tiesiog pasirenku Import JSON. Surandu savo JSON formatą. Kadangi failą nebuvau nurodęs, tada galiu nurodyti visus extensionus su žvaigždutė. Čia toks apėjimas, kad bet kokį formatą paimti. Text 8 import. Jeigu formatas yra teisingas, jūs turėtumėte sėkmingai importuoti. Tai teoriškai aš nukopijavau iš kitos svetainės kažkokį objektą, jūs galėjote, aišku, ir patys susikurtos JSON objektus ir tiesiog patalpinau duomenų bazėj. Ir teoriškai šitą duomenų bazę, čia dar vieną prašau paminėti, kad prieš importuojant reikėjo sukurti, ištrinti lauką tam tikrą kelią, nes čia yra pagrindinis kelias. Turiu trinimą, labai daug operacijų, 5000 eurų. Čia ilgokai. Tai čia, ko laukiam, mes galim sukurti naudą arba vietą, kur talpinsime tam duomenis. Pavyzdžiui, fotos, ar ne? Kad turėti pavadinimą realų. Fotos. Ar čia fotos užtenka rašyti? Kol čia trina. Ne, čia fotos negerai. Greičiau. Ok. Neleidžia tuščio kurt fotos. Ne. Gerai, fotos įdedam kažką. Tarkim, turim fotos ir čia importuojam savo tą JSON. New 8. Tai tiesiog sukūriau papildomą šaką, kad būtų realiau panašiau į kažkokį web serviso API. Dažniausiai turite šitą endpoint pavadinimą, fotos, ir pats Firebase'as pagal nutylėjimą siūlo kaip REST skaityti arba kaip webą. Tai teoriškai jūs parašę fotos.json gaunat JSON formatu visą atsakymą. Tai teoriškai jūs gaunat REST API, tiesiog turint vieną JSON objektą gali turėti REST. Tokį API daugiau gal sukurtą savo asmeninį. Tai čia šiuo atveju tik tais duomenų gavimai pagal fotos.json formatą. Tai čia iš esmės jūs better performance. Labai daug įrašų iš karto matom, pyksta net pats Google Firebase'as. Okay. Tai browseris nesugeba daug įrašų išnešti. Tai savo užduočiai aš turiu muziejus API duomenų bazėje, kurioje yra Real-Time Database JSON formatą sukurtas objektai sukurti. Tai šitas yra LT šiuo atveju ir visas kelias yra iki .lt JSON. Tai čia yra realesni duomenys, nebe testiniai, o tokie paveikslėliai, 3D modeliai, kas dar garsas yra ir
daugiau viskas, description title. Tai dabar turint šitą JSON-ą, jeigu norit skaityti JSON-ą internete, galite įsirašyti papildinį JSON viewer. JSON viewer, kažkas tokio. JSON viewer Chrome. Chromo papildinį. Jis įrašytas, dabar galvoju, jis gal nepaleistas. JSON viewer. Buvo problemų dėl tam tikrų dalykų. Buvo atjungta. Va. JSON editor. Tai tiesiog papildinį galite įsirašę matyti po to JSON. Ne šitas. Va, JSON viewer. Ne editor, bet viewer. Va. Turint JSON viewer, jūs gaunate iš karto JSON-ą ir jums gražiai suformatuoja tą JSON-ą naršyklį. Tai tas papildinys iš tikrųjų naudingas, nes prieš tai nieko nematė. Dabar realiai matom mūsų JSON-ą objektus. Tai Java kalboj nenoriu pridėti įvairiausių bibliotekų, kad apsunkint patį nuskaitimą. Mes turime tą patį langą tuščią šiuo atveju, naudojant Java fixą. Tiesiog tuščias langas. Tai va, tuščias langas ir tuščiame lange mes norim kažką įdėti. Tai einam tą OpenScene Builder. Apačioj. Atsidarom tą XML failą. Tai čia tas pats, ką prieš tai darėm, tuščią langą turim. Tai šiandien aš norėčiau parodyti tiesiog atvaizdavimą kažkokio objektų iš interneto arba iš to mūsų restolė vadinamo. Čia šiuo atveju API kažkokį turim. Tai kaip tai padaryti, nenaudojant jokių mandrių bibliotekų, neskaitant JSON, kurią mes jau pridėjom. Tai JSON reikalingas konvertuoti nuskaitytam responsui arba atsakymui iš serverio. Tai mes skaitome iš šiuo atveju pagal nuorodą muziejus API Firebase LT JSON, gaunam atsakymą tekstą. Mums reikia tiesiog nuskaityti tekstą, kurį duoda serveris. Tai va, tai kaip tai padaryti? Tai visų pirma reikėtų mums susikurti kažkokią sąsają. Tai sąsaja turbūt bus nuskaityti objektai. Naudosiu list view. Tiesiog galima, čia nežinau, padidinti, sumažinti. Tai čia priklauso kokio dydžio nori iš to sąrašo. List view mums domina code dalis. Rašom, kas čia bus dabar list view. List view items. List view gal parašom list view, tiesiog užteks. Nereikia čia plėstis. List view reiškia, kad turime šitą listą arba sąrašą. Tada mes norėsim atvaizduoti paveikslėlį. Paveikslėliai yra sukurta image view. Tai pasirinkus norim, kad būtų paveikslėlis. Čia jau dydį kokį norit nurodot. Paveikslėlis bus image view ir paliekam. Nes turim po vieną, tai nėra prasmės kažkokį specifinį pavadinimą. Tada norime title ir description. Tai čia turime audio, description, model, poster, title. Čia yra image posteris pas mane. Title pavadinimas, modelis yra 3D modelis. Dėl JavaFX 3D modelių užkrovimo problema didžiausia tame, kad nelabai turi preview padaryta standartinė. Bibliotekos yra labai apsunkinančios visą procesą. Tai dėl šios priežasties aš to modelio nekrausiu iš JavaFix'o. Kadangi Java iš esmės yra daugiau orientuota ne webui,
jeigu ne webinį projektą kuriam, šiuo atveju JavaFix tai yra daugiau Java, grinai desktop aplikacija daugiau, tai kadangi daugiau desktop aplikacija, tai nėra pritaikyta tam tikri web featuresai. Tai va, tai webui 3D modelį atvaizduoti užtenka vienas eilutės. Android aplikacija yra irgi biblioteka, kuri per 2 eilutės galima užkrauti 3D modelį. JavaFix'e tokių dalykų nėra, tai dėl to ir nerodo. Bandžiau ir įkelti į WebView, į JavaFix WebView, bet jisai tiesiog nepalaiko to modelio. Tai, tokia komplikuota situacija. Tai va, dėl šios priežasties JavaFix'e to modelio neatvaizduosim. Tada yra audio. Tai audio galim tiesiog pabandyti dėti mygtuką kažkokį, kad paleisti audio, muziką. Tai reikėtų ieškoti button. Button. Ir mygtukas bus. Teoriškai galima surasti kažkokį paveikslėlį, kad būtų kaip audio, sound icon. Sound icon ir pavyzdžiui bet kurį, kuris kad būtų nelabai baltą foną. Gerai, saugom tokį, tarkim, save image, garsas. Tai paprastumo dėlį aš scene builderį tiesiog paieškosiu, kur čia yra image nėra. Background. Gal net imidžą galima uždėti. Image view. Ir tiesiog bus paprasčiau man dabar demonstruojant įdėti paveikslėlį kažkokį. Gal čia. Tai va, vietoj mygtuko mes turėsime imidžą. Imidžą galėsim uždėti įvykį, kuris paspaudus mygtuką būtent ir suveiks. Suveiks, tai yra aktyvuos tą mūsų paspaudimą. Pažiūrėsim, ar yra įvykis tas on action. Tai ID sukursime play sound. Play sound. Galima mažos mašyną. Play sound bus groti muzikai. Tai čia turime savo listą. Layoutą galim nurodyti, kad būtų fiksuotai vietoj. Čia turime paveikslėlį. Čia turime, žinau kaip čia geriau išdėstyti viską. Reikia title tekstui. Text. Tai, title galima čia palikti, yra nustatymai, jeigu reikia. Properties daly jūs randat nustatymus. Tai mes čia tiesiog rankiniu būdu viską nustatinėjom. Galima programiškai ir galima pridėti stilių. Tai mes kol kas naudojam tą tokį patį primityviausią būdą, kai patys sudedam sąsają ir nustatom viską pačiam dizaineriui. Tekstas turėtų būti mūsų title. Title galima pacentruoti. Paveikslėlis arba centruoti gal ne, nes priklauso nuo teksto ilgio, ar ne, koks bus. Tai bet kokiu atveju iš kairės pusės bus gražiau atvaizduotas galbūt. Tada reikia description. Description galima irgi nurodyti tekstą arba teksteriją. Tiesiog teksteriją, pavyzdžiui. Tai čia bus description. Tada
tą aprašymą, nežinau, gal po paveikslėlį dedam bus paprasčiau. Čia turim paveikslėlį, čia turim aprašymą. Galim platesnį dėti aprašymą. Tarpą šiokį tokį. Čia sąrašas mūsų. Čia, pavyzdžiui, garsą pagroti. Ir tada, jeigu būtų dar mygtukų, dėtumėm dar kažkokį elementą, kur kažką vaizduotum, paspaustum. Play sound, description, image view, title, list view. Tai sudedama ID, svarbiausia, kad galėtume elementus po to pasiekti. Tai va, tai čia iš esmės turime savo kažkokią sąsają sugalvoti, ar ne? tą sąsają galima, aišku, stulpinti taip. Mes nenaudojam jokių panel ir panašiai, bet jūs galėtumėte ar ne papildomai dėti ir panel, pavyzdžiui, konteinerį. Čia nerodo nieko. Tai va, pane, rašom pane, panel, arba galima turėti tabus, galima turėti šone įspraustus objektus, galim turėti, kas čia border pane, matom, tik tais kairėje, viršuje, dešinėje ir ten panašiai. Tai čia tie išdėstymai gali būti atskiri, pavyzdžiui. Split pane gali būti perskirta, ar ne, jeigu kitoj paneliai norit kitus objektus dėti, kaip va čia turime. Pavyzdžiui, sąsaja, tai čia yra jinai sudėta į atskirus, pavyzdžiui, gali būti border pane, ar ne, tarkim. Dešiniai pusėje matom šitie objektai, kairiai pusėje kitas sąrašas, viršuje meniu ir panašiai. Tai va, tai mes irgi galim tų dalykų prisidėti daugiau komponentų. Mūsų tikslas dabar nuskaityti duomenis iš webo, interneto, užkrauti juos į sąrašą. Paspaudus sąraše noriu, kad atvaizduoti title, paveikslėlį, paleisti garsą galėčiau ir tada paskaityti aprašymą. Patį išdėstymą galima, aišku, čia kažkaip kitaip pasidaryti, supaprastinti arba kažkokį puslapiavimą daryti ir panašiai, tai čia jūsų teisė rinktis, kaip mes norime atvaizduoti. Ar mes norime atvaizduoti paveikslėlių krūvą, tai mes tiesiog tada krautum sąrašą, ne, grid naudotum. Tai dabar mes darom pirmąjį žingsnį. Tai pirmasis žingsnis, ar ne, šitą sąsają išsaugoti, file save, ir nueiti view, show sample controller skeleton. Ir nukopijuoti šitą tekstą. Va. Šitą tekstą reikėtų dėti main controller klasę. Kadangi mes prieš tai sukūrėm, reikėtų importuoti XML anotaciją ir tada visus elementus iš JavaFX scene. Nes yra ir kitos klasės, kurios turi tą patį elementą. Scene image, text title. Oi, ne šitą. Alt enter ir import class būtinai JavaFX, kad būtų. Renkatės. Jeigu nesate tikri, tada JavaFX galima importuoti vietoj konkretaus elemento, rašyti JavaFX scene ir, pavyzdžiui, žvaigždutė. Tai jūs importuosit viską, jums nereikės kiekvienas elementas atskirai importuoti. Jeigu nežinot, nesat užtikrinti, kad teisingai pasirinksit. Sąraše mes atvaizduosime pavadinimus. Pavadinimas dažniausiai yra tekstas, tai mes pasirinkam string. Sąraše galima panaudoti ir objektus, jeigu norit. Tai objektai iš esmės kokį sukuria, tokį pavadinimą ir rašo. Tai čia bus mūsų sąrašas sudarytas iš string tipo objektų. Image view turim, ar ne, play sound, title, description. Tai dabar kaip nuskaityti tos duomenis. Tai
galimi du scenarijai. Kai mes kuriam atskirą funkciją, arba kuriam funkciją vietoj initialize ir po to iškviečiam ją. Tai čia jūsų teisė rinktis pradžiai. Galima tekstą pateikti visą initialize tiesiogiai. Po to mes galėsim iškelti naudojant refactor funkciją. Tai, kad užkrauti iš webo į internetą, mums reikia visų pirma žinoti, kokio tipo duomenis užkraunam. Kadangi JSON'as bus kraunamas objektas sudarytas iš audio, description, model, poster, title. Ir čia turim string, visur tekstas. Tai teoriškai mums reikia sukurti tuos kintamosius arba modelį sudarytą iš tų kintamųjų. Tai mes vietoj to, kad rašyti kodą, einam į package model arba sukuriam savo model, jeigu nėra dar, ir tada kuriam naują Java klasę. Java klasė turėtų atitikti mūsų objekto aprašymą. Pavadinimas eksponatas, ar ne, pavyzdžiui. Tai aš pavadinsiu eksponatas. Mūsų eksponatas sudarytas iš, dabar lietuvių ir anglų kalba susipjaus, nelabai gerai. Gal pavadinam tada refactor rename ir tiesiog pavadinam item. Tiesiog kraunam kažkokį itemą iš interneto objektą. Tai mūsų objektas gali būti bet koks pavadinimas. Tas objektas class should be declared file item. Ką iš čia rašo? Nerefaktorina pavadinimą. Galima refactor rename daryti arba ieškoti pasiūlymų čia. Rename eksponatas to item. Tai jisai pervadina mūsų tą eksponato klasę. Sekantis žingsnis, dabar reikėtų matyti naršyklę. Ir mes turime audio, kuriame private string audio. Pavadinimai turėtų sutapti su tais pavadinimais, kurie yra mūsų API, šiuo atveju key, tas audio. Jeigu norit kito, jūs galite rašyti etas serializable anotaciją ir parašyti čia. Tada jūs galėsit rašyti bet kokį pavadinimą. Tai jisai nuskaitys kaip audio. Arba rekomenduoju tiesiog rinktis visą laiką audio ir nereikės nieko rašinėti papildomai. Private string description. Private string model. Private model audio description model poster string poster. Dar reikia title. Private string title. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5 laukai. Tai va, mes sukūrėm modelį, kuris atitinka mūsų JSON modelį. JSON objektą. Java reikėtų sukurti konstruktorių, jeigu mes norėsim jį naudoti. Alt insert kaip jungti. Alt insert. Mes galim sukurti konstruktorių, jeigu naudotumėm tą objektą kažkur kitur. Ne tik tais ar ne užkraudomenim. Jeigu tik užkraudomenim, teoriškai to konstruktorius ir mums nereikėtų. Mums reikėtų tik default konstruktoriaus, būtent duomenų užkrovimą iš interneto. Šito būtinai reikia. Default konstruktorius. Jeigu kuriat kitą, vadinasi reikia ir default, nes default pagal nutylėjimą turi šitą. Jeigu rašot kitą, vadinasi šitas nebeegzistuoja, reikia kurti papildomai. Jeigu norit tuščio konstruktoriaus. Ir tada, aišku, mes turbūt dažniausiai imam geterius, kad skaityti reikšmės get audio, get description, model, title. Nes šitų duomenų mums reikės mūsų sąsajai. Tai yra mes norėsim atvaizduoti čia pavadinimus.
Tai va, tai kai sukuriat šitą modelį, atitinkamą jūsų web serviso API arba tam JSON nuskaitytam duomeniui, arba XML galėtų būti, tai ten su JSON biblioteka lygiai taip pat darytumėt. Tai kas toliau eina? Turim tą modelį. Toliau reikia adreso. String, URL lygu mūsų adresas iki to failo. Šitas adresas. Įmetam adresiuką ir tada sekantis žingsnis. Sekantis žingsnis yra keli būdai. Tai aš išrinkau patį paprasčiausią, kur nuskaitom naudojant naują konstrukciją, kuri veikia tik tais nuo Java, ar neprisimenu, 8 ar 9. Tai atsirado try with resources. Seniau reikėdavo daryti try, kad resursus automatiškai atlaisvintų. Reikėdavo uždaryti, pavyzdžiui, prisijungimas duomenis jūs prisijungėt, po to atlaisvinat prisijungimą. Tai yra close padarot. Tai čia, kad nereikėtų daryti automatinio atidarimo uždarimo, tai tas, jeigu atidarot kažkokį resursą, pavyzdžiui, failą skaitomą iš interneto, kai jūs programą baigia dirbti, jis automatiškai atlaisvina tą failą, tai yra uždaro. Jums nereikia patiems uždaryti. Tai va, tai čia tas try, tai nėra iš to pačio try catch, čia yra try with resources, sutrumpintas. Tai skirtinga reikšmė try bloko. Tada input stream, tai yra Java input stream, įvestis iš kažkur. Tai gali būti iš konsolės, gali būti iš failo, gali būti iš bet kur kitur. Tai paprasčiausias būdas vietoj prašyti input stream. Galima prašyti tą webo užkrovimą. New. Ir dabar, kad užkrauti, galima tiesiai rašyti URL. Yra iš Java Net bibliotekos. Tai yra iš Java Network. Darbas su network arba internetu. Galima perduoti URL. URL pats nusako, kad tai yra URL arba puslapis kažkoks. URL. Taip. Tada turime toliau ką padaryti. OpenStream. OpenStream tai, kad grąžintų mūsų tą input streamą objektui. Tai OpenStream gauna failą iš interneto srautų. Kitos bibliotekos iš tikrųjų daro daug paprastesnį panaudojimą, užkrovimą iš duomenų, iš API ir panašiai, bet šiuo atveju mes naudojam tą tokį primityvų, kai neturim, tarkim, kažkokį papildomą bibliotekų, naudojam standartinės bibliotekas. Tada yra reader. Reader klasė irgi iš skaitimo. Mes turim srautą. Reader lygu new. Tai mes dar nekalbėjom apie design patternus šiek tiek. Tai, kaip sakant, nieko nekalbėjom. Tai tie input streamai turi daug tų wrapper klasių. Input streamas ima parametrą kažkokį input streamą mūsų, tą webą nuskaitytą. Ir antras parametras nurodo, kaip tas srautą nuskaitom. Tai dabar aš paspausiu enterį, kad būtų aiškiau skaityti. Turim input streamą, kuris skaito URL adresą, atidaro tą failą arba srautą, kurį nuskaitė iš webo, ir tada turi readerį, kuris paima tą nuskaitytą srautą. Readeris tai bus kaip objektas, kuris dirbs su tuo srautu, ir tada nurodo srautą, kokiu formatą naudojam simbolių. Standard character sets galima nurodyti UTF-8. Jeigu norit gauti raides neiškreipytas, jūs tiesiog nurodot, kokiu formatu tą srautą skaitysim. Tada, kaip matom, paraudonuoja šiek tiek mūsų tas aprašymas visas.
Dabar galvoju, čia gal praleidau kažkokį begin end, ar ne? Tried with resources, begin end reikia. Tai raudonuoja, žinom, kad yra exception klasė turbūt, aprašyta tam tikra situacija, kad gali neegzistuoti URL adresas. Tai vienintelis būdas surround with try catch. Oi, šis kažkaip panaikina. Add catch clause. Tai dabar empty try block. Kodėl čia empty sako? Tai va, exceptionai gali būti įvairūs. Čia rodo, kad sujungti, panaikinti iš vis. Gerai, turim IO exceptioną tiesiog. Tai čia tiesiog, kai skaitom, mes norime dar tą ir exceptioną įkišti. Tikslas yra nuskaityti duomenis. Tai mes turim URL ir jį skaitom. Try catch įdedam, kad jeigu vyktų klaida, kad mes gautum pranešimą. Sekantis žingsnis sukurti tą vadinamą JSON objektą. JSON yra iš Google atėjęs JSON bibliotekos. Mes sukuriam JSON objektą. Tai mums reikia konvertuoti mūsų nuskaitytą srautą į JSON. Tai va, tai dabar ką mes galim padaryti. Kadangi mes skaitom objektų masyvą, tai reikės šiek tiek tokį apėjimą padaryti ir naudoti pradžiai masyvą, kad skaitom. Mes skaitom item modelis ir itemas bus sudarytas iš mūsų masyvo. Nuskaityto masyvo iš srauto, iš interneto. Tai kaip nuskaitytą srautą konvertuoti į Java objektą, mes galime tiesiog naudojant JSON biblioteką, JSON from JSON. From JSON. JSON from JSON. Tai va, tai from JSON reiškia, kad bus JSON formatas. Jeigu bus neteisingas, jūs gausit krūvą klaidų iš karto. Turi failas visiškai teisingas. Reader tai bus jūsų objektas arba duomenys, kurie bus nuskaityti jau su UTF-8 koduoti. Ir čia galima paduoti tą reflection klasę, kad jisai galėtų įlysti jūsų klasę. Teoriškai reflection arba .class reiškia, kad jisai paims jūsų klasę ir tas JSON biblioteka matys koks objektas ir sulygins su JSON. Tai čia kito būdo nėra, tiesiog atiduoti patį failą, kad galėtų tą biblioteką tą veiksmą atlikti, konvertuoti į Java objektus. Sekantis, šitą nuskaitytą masyvą galima priskirti, nes yra fiksuoto dydžio, arba su juo dirbti, bet jeigu reikia daugiau funkcijų, kurios yra, pavyzdžiui, sąraše, tai galima konvertuoti į sąrašą arba perkelti į sąrašą. List, item, sudaryta iš itemo, mūsų bus, net nežinau kaip čia dabar pavadinti, API data arba database. Database, ne, kaip čia itemas būtum. DB. Gerai, database rašom DB, tarkim, iš duomenų bazės, ne, gaunam duomenis ir sukuriam new array list. Tai čia įprasta turėti dinaminę struktūrą, bet jinai yra tuščia, kaip matome. Ne? Tai į konstruktorių galima įdėti iš karto itemus. Tai Java kalboje yra pagalbinė funkcija, kuri Java masyvą gali konvertuoti į sąrašą. Tai naudojam arrays, darbas su masyvais, util, matom Java util bibliotekoje. Ir yra as list, galima konvertuoti į sąrašą.
Tai mes tą DB užpildom iš karto sąrašo duomenim nuskaitytas iš interneto. Tai vietoj to, kad atvaizduoti viską, mes dabar norime pažiūrėti, ar veikia. Tai pažiūrėti, ar veikia, reikėtų ką padaryti, tiesiog parašyti ciklą ir išspausinti tekstą. For arba iter galima sugeneruoti iš karto nuskaitimą. Tai jisai ima for item in DB, skaito kiekvieną itemą esantį DB arba duomenų bazėje. Tai mūsų nuskaitytas srautas. Ir aš tiesiog išvedu į konsolę item.getTitle, pavyzdžiui. Paleidžiam programą. Dabar aš matau konsoliai išvestą tekstą. Čia gaunu teksto krūvą. Čia koduotės nėra, nes čia naudoju konsolę outputą. Tai dėl to gaunu nelietuvišką. Tai dabar, kad atvaizduoti itemus savo sąraše, aš galiu kreiptis į list view. Tai list view, ką aš turėčiau padaryti, list view, get selection model. Get selection model, jisai grąžina modelį to sąrašo. Ir tiesiog galima set. Gal čia tiesiog add. Set items. Čia dabar be to observable sąrašą apsieiti. Get selection model. Add nėra funkcijos. Set. Tai list view galima užpildyti, galvoju, kaip čia paprasčiau. List view get items. Funkcija get items. Get items tai yra defaultinis observable sąrašas. Pagal nutylėjimą kiekvienas sąrašas turi itemų sąrašą. Tai šiuo atveju yra tuščias. Ir tada yra add funkcija, kuri leidžia įdėti elementą į mūsų sąrašą, kurios yra stringo tipo. Tai aš galiu įdėti item.getTitle. Vietoj system.out.println aš tiesiog įdedu elementus į savo sąrašą esantį grafinį sąsajį. Paleidžiam programą. List view get items add item get title. Aš gaunu sąrašą su duomenimis iš savo to webo API-us. Tai dabar užkrovėm šitą tekstą. Tada reikėtų užkrauti duomenis į pradinius uždėti mūsų title, image, description ir sound. Ta pirminė, ar ne? Pirminis dažniausiai, jeigu paleidžiam, būna turbūt pirmas. Oscilografas, pirmas. Tai ką mums reikia padaryti? Mums reikia image view, play sound, title ir description. Tai mes galima čia prieš sąrašo skaitimą. Ne, čia galim po, nesvarbu. Item image view. Tada yra kaip tą image view sukurti, ar ne? Pradžiai reikia paveikslėlio. Image. New image. Tai jeigu turim
Java kalbą mes kūrėm tiesiog paprasčiausią objektą ir paduodam du parametrus, ne, dažniausiai. Image URL arba input stream failą arba adresą internete. Kadangi mes nuskaitėm jau duomenis iš interneto, mes norim paduoti čia paveikslėlį. Tai mums reikia iš sąrašo pirmą elementą. Tai iš sąrašo pirmas elementas būtų aprašomas taip. Ne? Tai bus item. LM. First item. First item. Tiesiog, kad pavadinti ar ne, kad skaitome itemo objektą pirmąjį. Tai pirmasis bus iš db get 0. db get 0 reiškia, kad paimam pirmą sąrašo elementą. Ir pirmas sąrašo elementas yra objektas item. Tai šitą item tiesiog priskiriam į first item, kad mažiau reikėtų rašinėti po to ateityje. Tai dabar aš galiu image paduoti first item, taškas, ir mums reikia paveikslėlio. Poster yra paveikslėlis pas mane. Tai va. Tai mes sukūrėm paveikslėlį, ar ne? Pirmą. Image view set image ir paduodu paveikslėlį. Image view set image priskiria paveikslėlį, o čia užkraunu paveikslėlį iš savo sąrašo, nuskaityto iš interneto. Va, tai čia iš tikrųjų užkraut paveikslėlį iš interneto galima nurodyti, kad krautų ne pagrindinį gijai, bet background'e. Background loading reikėtų nurodyti true. Tai va, tai čia jeigu norite, kad būtų background'e kraunamas paveikslėlis. Nu, foniniam procese. Tada sekantis veiksmas, ar ne, turėjom, kas ten buvo. Title description. Lygiai tą patį padaryti su title description, nes mes turim čia tokią situaciją, kai norim užkrauti duomenis ir iškart matyti kažką pradžiai. Pirmo elemento duomenis, ar ne visus. Title.set text. Tai čia tiesiog paimu first item .get title. Tada buvo description.set text. Tekstinio laukelį priskirti tekstą galima taip, ar ne? First item get description. Va, paleidžiam, pažiūrim, ar veiks. Paveikslėlį nerodo, tekstą rodo. Čia description ar ne mūsų. To galima pataisyti. Title rodo, paveikslėlio nerodo. Paveikslėlio nerodo, nes aš naudoju WebP formatą. Tai čia yra didelė dilema, nes, kaip ir minėjau, JavaFix'as arba tam tikros bibliotekos, jos net pažįsta tam tikro formato paveikslėlį. Čia turim tą pirmą paveikslėlį, jisai yra WebP formato. Tai va, teoriškai jį kaip ir užkrauna, bet JavaFix'as net pažįsta naudojant image. Dabar galvoju, kaip išspręs šitą bėdą. JavaFix image view load WebP. New file image.pg o nor the same file. Čia būtų būdas nebent kažkaip pakeisti formatą, jeigu leista.
Tai dabar galvoju, kaip čia išspręsti šitą bėdą. Gal paveikslėlį aš tiesiog įdėsiu bet kokį kitą. Arba gal pažiūrėti JavaFX convert WebP to PNG. Gal Java tiesiog pažiūrim. Conversion handler, ne? Labai jau čia stipriai reikia pridėti daug bibliotekų. Compile tree. Gal koks biblioteka galim rasti. Arba Picasso. Picasso pabandom. Picasso Gradle. Ar jisai čia suveiktų. Dabar einam į savo Gradle. Aš tiesiog pabandysiu, pažiūrėsiu, ar veikia Java Picasso. Jeigu veiks, tada tvarko, jeigu ne, tada implementation Picasso, refresh. Picasso biblioteka skirta užkrauti paveikslėlėm iš interneto. Tai tiesiog biblioteka papildoma. Dabar jeigu būtų šita situacija, Picasso, aš neatsinti dar. Žiūrim. Čia nėra. Compile. Square up, ok, HTTP, žiūrim, kas ta. Neranda. Gerai, bandom tada paleisti projektą. Neranda, ok, šitą. Einam tada į Maven repository. Picasso. Žiūrim. Compile group. Okay. Dabar grįžtam į savo Gradle skriptą ir bandom atsiųsti šitą biblioteką. Cannot resolve reference.
You cannot be found repository, bet metadata may be found. Ai, okei. Gerai, Picasso tik Androidai turbūt. Neleis, kaip sakant, taip lengvai sužaisti. Gerai, tada einam tą Gradle, trinam lauką tą Picasso. Su Androidu šiek tiek lengviau dabar sąsaja. Tai mes tiesiog tą paveikslėlį pakeisime kitu. Tai aš nueisiu muziejus API ir kur yra poster, kad nepamirš kokią nuorodą po to. Išsaugom, surasiu internete kažkokį paveikslėlį. Būtų radija, kad būtų asociacija panaši. Copy image address. Ir dabar pakeisiu savo poster tiesiog kitą nuorodą. Šitą nukopijau. Copy image address. Ok, enter. Pakeičiu posterį. Ir dabar, jeigu paleisiu programą, turėčiau matyti gal paveikslėlį. Kadangi mes užkrovėm paveikslėlį iš interneto, matom čia keičiant nieks nevyksta, aišku. Turime tą pradinį paveikslėlį, turim pavadinimą, turim aprašymą ir turim mygtuką arba image view. Tai kaip dabar dar tą paveikslėlį padaryti aktyvų, reikėtų mums išbandyti aprašyti jį. Tai paveikslėlis užkrautas iš interneto veikia, tik WebP formatą nepalaiko. Dėl to reikėtų konvertuoti tą formatą į kitą formatą. Arba nurodyti, kokią tipo formatą leidžia užkrauti, jeigu neteisingas, mes tada tiesiog rodom kažkokį kitą paveikslėlį. Tai dabar turime image view ir buvo play sound. Play sound turėtumėm uždėti set action listener nėra, set on click, set on mouse click. Mes galime aprašyti jau naudojant lambda expressioną, event ir tiesiog viduje aprašom paspaudimą. Play sound turėtų sugroti garsas. Tai kad sugrotų garsas, reikėtų sukurti ar ne media player objektą. Tai iš kur tą media player objektą gauti? Tai dabar keli būdai būtų, čia buvo tas media player pavyzdys, media, sukurti media, bet norint media naudoti iš JavaFix'o, jūs privalot build Gradle pridėti JavaFix pluginę, JavaFix media modulį. Čia. Kitu atveju neveiks, nes JavaFix šiuo atveju nuo 9 versijos atsirado moduliai, kad neužkišti projekto su visais moduliais, kurių nereikia, jūs pasirenkant reikiamus modulius. Tai reikiamas modulis yra JavaFix arba JavaFix web ir panašiai. Tai čia nurodau JavaFix media. Ir media reikėtų importuoti irgi JavaFix media. Media lygu new media. Tai media reikėtų mums nurodyti savo DB arba first item, nes mes dabar viskas su pirmu itemu darome. Ir get audio. Get audio bus URL adresas mūsų šito media. Tada media playerį sukurt objektą
jeigu yra toks media player, jo, tai skirtas playeris, kad grotų ar ne garsas kažkoks. Ir paduoda media, ką aš groju tuo metu. Media player, set autoplay false, kad automatiškai negrotų. Ir media player.play. Tai reikia išbandyti, ar groja dabar tas garsas. Dabar reikėtų iš naujo paleisti. Turim šitą. Dabar reikia suprasti, ar gros ar ne. Turbūt negroja. Media player dabar kažkaip žinoti, ar teisingą nuorodą nurodom visų pirma. Galima čia šitą audio nukopijuoti ir geriausiai išbandyti, ar ne, pradžiai. Ir čia tiesiog gal parašom system out paprasčiausia veikia, kad klikas veikia, paspaudimas. Turim šitą mygtuką, spaudžiam, jis veikia. Vadinasi, garso nepaleidžia. Tada einam ar ne žiūrėti JavaFX media player, play sound. Ieškom. Čia meta klaidą, čia nemeta klaidos. Audio clip. New media file .sound. Ok, bandom tada šitą media player play iškelt ne on mouse click, o tiesiog initialize vietą. True padaryti. Ok, run. Negroja nieks. Nu tiek to dabar su to media playeru čia, bet iš esmės turėtų inicijuoti ir groti. Bet neaišku, kame problemos. Kad nebūtų garsas išjungtas dėl transliacijos ir panašiai, tai vėliau patikrinsiu aš. Tai dabar mes gal pabandom sukurti tą įvykį mūsų sąrašui. Tai kad sukurti įvykį mūsų sąrašo elementui, mes galime ką padaryti. Čia mes turėjom tik inicijuotą vienam atvejui. Tai yra tik pirmam elementui. Jeigu aš noriu inicijuoti visiems ar ne įvykiams, tai aš turėčiau list eventui, list vaizdui, uždėti onClick eventą. Ir kuriu lambda expressioną, kuriame prašau set on mouse clicked. Ir set on mouse clicked man reikėtų indeksą susikurt, int index. Kad gauti indeksą paspautų elementų galima tiesiog list view, get selection model, get selected index. Tai čia bus mūsų einamasis elementas. Tada turime indeksą, belieka ką atlikti.
paspaudus aš noriu ką padaryti. Įdėti tekstą, poster, image ir kas dar pas mus title, ar ne? Tai teoriškai norėčiau uždėti šitos dalykus. Va. Image, lambda expression reikėtų kitą pavadinimą, nes mes naudojam tą patį. Img. Tai va, tai image view aš norėčiau užsetinti konkrečiam indeksui. Konkrečiam tekstui ir šitos elementus kaip reikėtų atskirti. Vietoj first item, kur turime, mums reikia ar ne konkretaus itemo iš DB. Galime sukurti item current item. Lygu DB get ir index. Tai čia bus vietoj first item, mes turėsim current item. Čia turėsim current item. Ir čia turėsim current item. Tai pasikeitė tik tas, kad mes paspaudimo metu paduosim skirtingą indeksą. Kur paspausim, ten ir gausim. Tai dabar paleidus programą, mes teoriškai galim spausti ir gauti skirtingą informaciją iš savo objektų. Kaip matom, pirmi 14 buvo užpildyti teisingai. Likę aš, kaip sakant, neužpildžiau visų duomenų ir JSON'as buvo neteisingas. Dėl šios priežasties gausim klaidą Java invalid URL or resource not found. Tai čia va ta situacija, kai iš tikrųjų turim ar ne failą ir nėra numatyta exception situacija. Šiuo atveju yra numatyta, mes gaunam print stack trace. Tai teoriškai programa nelūžta. Jeigu aš catch neturėčiau, man programa iškart nulūžtų. Nes aš dabar gaunu exception, nes čia nėra URL adreso nurodyta kažkokio. Viršuj yra ir kuo puikiausiai veikia mūsų programos skaičias tekstas. Dabar dilema, kodėl tas garsas neveikia. Va. Tai garsas turėtų veikti JavaFX play sound. Media, file name, media player set autoplay true. Set autoplay true. Ok, bandom taip. Media player set autoplay true. Bandom paleist. Negroja. Čia nebent būtų galima išbandyti įdėti savo garsą. Kur čia dabar surasti garsą? Stilografas, turim garsą. Įdedu naują garsą. Ir ten buvo pavyzdį nurodyta kabutės file. Ok.
path to string. Bandom čia šitą perkelt informaciją. New file. Ir tada sukuriam tą string path lygu ir nurodom kelią iki savo resursų. Copy path source main šitą. Galim tokią nurodyti. Dabar bandom paleisti ir pažiūrėti ar gros. Čia nuklik. Dabar veikia. Tarybinių socialistinių respublikų sąjunga 1900. Oscilografas. Ok. Vadinasi veikia. Tai problema turbūt yra su užkrovimu. Iš interneto. Tik dabar klausimas, kokios problemos kraunant iš interneto. Normally object play method when on ready is triggered. On ready. File located web server. Shortcut for settings set on ready event handler with lambda expression. Set on ready. Ok, žiūrim, ką dar turim. Set on ready. Ir tada lambda expression. Bandom tada šitą palikti kitą. Būtų first item get audio. Ir tada set on ready media player play. Galima ir taip. Kaip reference. Dar trumpesnis aprašymas. Tai gerai, jeigu turim šitą, bandom paleisti. Kažko nenori draugauti su tam tikrais formatais. Gerai, tada pažiūrime, ką grąžina, kokį formatas per system out. System out, first item get audio. Run. Oscilografas. Kažkokios problemos dėl nuskaitimo failo. Vadinasi, iš interneto turi kažkokį specifinį formatą pagauti. Tai va, tai čia esminė problema turbūt, kai turime desktop aplikacijas ir norime naudoti webą, integruoti savo tą aplikaciją. JavaFix iš tikrųjų tai gali padaryti, bet tai nėra patogi ir pritaikyta platforma dirbti kaip... Tai nėra webinė aplikacija tiesiog. Jeigu būtų webinė aplikacija, tokių problemų nekiltų. Tai va, tai čia yra daugiau skirta grafiniai vartotojo sąsajai kurti, tai yra desktop aplikacija. Jeigu turime webą, tai su webu reikėtų tada jau išskirtinių situacijų ieškoti. Ypatingai, jeigu reikia užkrauti pikslėlius, daryti animacijas ir panašiai, tai čia jau
daug sunkiau negu šiais laikais naudoti ir ne webo technologijas. Tai va, ir iš esmės pats JavaFix'as yra vis tiek nebe taip dažnai naudojamas, kurti net desktop aplikacijom. Daugiau yra turbūt naudojamas koks Electron frameworkas, Ton.js ar kažkas tokio. Electron.js galima kurti build cross-platform desktop apps with JavaScript, HTML, CSS. Tai teoriškai visi pereina net į web technologijas, kad sukurti net ir desktop aplikacijas. Tai va, yra frameworkai sukurti ir apps user flows built with Electron. Tai matom Visual Studio Code sukurtas su Electronu, WhatsApp, Twitch'as, Slack, InVision ir taip toliau. Tai teoriškai vis tiek, jeigu turite net ir desktop kūrimą, tai JavaFix'as nėra vienas iš geriausių sprendimų kurti appsus šiais laikais. Tai va. Tai tiek turbūt šiandien. Tikslas buvo daugiau gal parodyti, kad galima duomenis užkrauti iš interneto ir juos tiesiog atvaizduoti kažkur. Kadangi jūsų užduotį yra poreikis duomenų išsaugoti kažkur, norėjau parodyti, kad galite išsaugoti JSON savo real-time duomenų bazėje. Jį tiesiog nuskaityti paprasčiausiai ten, kaip matėm, nedaug reikia darbo įdėti, kad nuskaityti duomenis ir su tais duomenim galit po to daryti kažką. Taipogi, aišku, jeigu norit plačiau, galite gilintis ir prijungti real-time database ir tos duomenis net išsaugoti, ištrinti ir panašiai jūsų duomenų bazė. Čia iš esmės, kai prijungiat Firebase, jūs galite realiu laiku matyti net pakeitimus savo programą, jeigu Firebase naudosit. Tai turbūt tiek dėl paskaitų penktadienis ar ketvirtadienis, kada bebūtų. Teoriškai daugiau bandysim konsultuotis ir stengsiuos padėti, kas jums neišeina, nepavyksta. Tai gal daugiau tokiais klausimais. Ir tada pradėsim žiūrėti Springą.